Labą dieną. Šiandien kalbėsime apie sakmes. Sakmės apie dangaus kūnus, vėją. Pasiaiškinkime, kas tos sakmės. Mūsų protėviams buvo nepaprastai įdomu, kodėl keičiasi diena ir naktis, saulė ir mėnulis, iš kur atsiranda perkūnija ir kiti gamtos reiškiniai. Norėdami visą tai paaiškinti, žmonės sugalvojo įvairių pasakojimų, sakmių. Sakmės yra sekamos. Vadovėliuose jūs perskaitysite sakmę Saulė, mėnulis ir žemė ir sakmę Saulė, lietus ir vėjas. Dar keletas sakmių. Aš kviečiu jūs paklausyti, kaip seka aktoriai. Saulė ir vėjas. Saulė ir vėjas derėjasi, kuris nuveiksė žmogui sermėgą. Vėjas pirmas ėmęs pūsti. Pūtęs smarkiai. Pūtęs palengva. Taigi vėjas pūtęs, o žmogus vis susermėga ir susermėga. Tik saulė ėmusi šildyt. Saulė ėmusi šildyt ir žmogus tuoj savo sermėgą nusivilkęs. Vakaris vėjas. Labai dažnai pūsdavęs vakaris vėjas ir vieno žmogaus visus stogus užšiaušė suardęs. Jam taip įsipyko ir jis nuėjo ieškot paties vėjo. Ėjęs ir radęs pamarėjai seną seneliuką, labai apiplyšusį, visą skarvaliuotą ir net be kelnių. Jis turėjęs dūdelį ir vis putinėjęs. Na gal taip, gal panašiai, kaip tik šis kur pasigręžęs, papučias, tai viskas linksta maišasi žmogus sakras. Mažiau pūsk, nepūsk taip smarkiai, man visus stogus nudraskei, duok aš tau parodysiu, kaip reikia pūst. Senelis padavęs ir sakras. Tik tu nepadaugink, kad ir moki. Tu pasmaginai pūsnį, tavo žiūrėk, trobos nugriuvo. Tu mane mokai, o pats dar nemoki. Žmogus parėjęs namo ir radęs trobas vėjo sugriautas. Sako, vasaris pučias siaura todelyte ir lengvų kvapų. Žiemys storesne šaltų kvapų, o ryti smagesnių sausų. Tyrėjai berods esą broliai.